Labas rytas nuo vandens. Pažiūrėkit, kas darosi atidarymas šiandien. Visi kolegos juda, visi ruošiasi valtis į vandenį. Keliauja ir turim šiandien vieną iš Dzūkijos ežerų mašinų aikštelių pilna. Dar tik tai po 7 valandų, o visi bičiuliai jau visi praktiškai ant vandens. Ką, einam ruoštis ir mes važiavom, laukiam savo eilės ir lendam į vandenį ir susimatom ant vandens. Biškį pafilmuoju dar kas dedasi aplinkui. Sveiki nuo vandens. Šiandien turim Deimantą svečiuose valtyje. Tai ką, vyksta pirmi masalų pasirinkimai. Įsileidinėjam. Įsileidom valtelę. Žvejų iš tikro šiandien grubiai paskaičiuota, tai apie kokią 20 daugiau mašinų. Oras geras, banga tokia, kaip sakau, žvejybinį. Švelniai supa valtį. Ką, įsileidžiam masalus, bandom kažką derint spalvas. Skirtukas anksti nebereikalo. Išvažiavo, veiksmas buvo. Biškį sunerimau jau. Būčiau šokęs traukt. Kiek čia 10 metrų dešinės? Turim kiek 11 turim. Tradicinis. Tradicinius masaliukus. Šitas biškį matau mažiau suankytas. Šitą paleisim arčiau. Žiūrinėjom kolegos dėžę ir kolega sako, gal šitą, sakau, gal ir pats tas bus 30 cm liaudiškai vadinama kiaulytį. Bet gal dar iš ryto nuo šitų susilaikysim. Gal dar biskį per anksti pavasario su tokiais masalais. Bet kolega egzempliorių matau, kad turi ne vieną ir virš 30 cm. Žmogus moka, žinom, kur reikia gaudyti. Taip, ką Danė čia pas tave turim įspūdingo, pasižiūrim. Vestinas mažiulis. Iš tikrųjų šitą tai mes buvom pražuvinę ir buvo egzempliorius gana gražus ant jojo. Kiek 6,5. Vestinukas tik tai. Tai va, jo, čia pas tave dydžiai.
dydžiai visi tokie jau XXL-ai. Nu, bet, kaip sako, per didelių gumų nėra, yra tik per mažos žuvys. Bet oras fantastika, nuo ryto jokių debesėlių. Liaudis juda, pilnas ežeras. Ir velkiautojų, ir mėtytojų. Ir velkiautojų, ir spiningautojų, ir širistų susirinko visko. Nu tai atidarymas normalu. Visi nori išbandyti savo jėgas, įsilisėję. Ką laukiam, bet nesulaukiam. Kibimo vis dar nėra. Jau plaukiam praktiškai apie valandą laiko. Tai bandom ir kiaulytės pravilti, ir aštresnės spalvas, ir tokias, kaip sakyt, neprovokuojančias bandom, bet matomai dar neatėjo X valanda, kaip sako. Tai bandom kol kas, laukiam, kantrus, kantrybės yra. Taip sakant, visus velkiautojus su sezono atidarymu. Visiems nežvyno. Ir ką, bandom, dirbam su visalais ir pasijungiam, kai bus kibimas. Padarysim paskui trumpą apžvalgą dar, kaip valtelį. O dabar šį kartą įsikabinom benzininį variklį. Kadangi regioniniai parkai, tai teks plaukiot kai kur ir iki rugpjūčio, kai kur iki birželio, tik tai elektra. Tai turim priekį Terovą elektrinį variklį inkarą, o gale turim plaukimui, greitesniam parplaukimui propulsion. Tai va, tai pasižiūrėsim, kaip šita valtis su elektra plaukia. Iš tikrųjų matau, kad su priekiniu inkaru tai plaukia labai panašiai, kaip ir ana valtelė, nelabai čia plotis ką įtakoja. Banga, aišku, šiandien čia neturim tokią, kad jau čia kažką didelę, bet simbolinę turim. Tai va, tai iš tikrųjų, va, kaip matyt, kolega nesiskundžia, sakė, gale sėdėti labai patogu. Tai reiškia, darbas veltui nenuėjo. Iš tikrųjų patogu dviese, tikrai gale be jokių problemų. Pločio užtenka, vietos užtenka. Visko pakankamai. Tai va, tik tai betrūksta sulaukti kibimo. Pirmą žuvį norisi kelti į valtį, bet mums norisi jom nelabai. Nieko, sulauksim kantriai, pasijungiam, kaip bus kibimas. Ką, vis dar dirbam, atplaukim jau į kitą galą ežero, apsisukom ir vis tiek dar lenkimo nebuvo. Šiandien kažkokios išrankios. Arba spėjo priėst iki pakol mes viską susiruošėm, arba dar tik tai bus. Tai va. Nu, atėjo ir pietus, vis dar kibimo neturim. Kolega telefone googlina, sakė, gal rasim kokį sprendimą, kas čia mums padėtų apžuvinti vieną kitą gumą. Aš pietauju, žodžio ramybė absoliuti.
turim be 4:11. Priekrantėse, kas gaudo, pagauna. Vobleriais. Vobleriais, kas mėto gumom ir mažesnėm ir didesnėm. Iš žodžiu, kuo susiskambinom, tai turi kibimų. Mes šiandien nusiteikę šiek tiek ant stambesnių. Tai daug kas sakys, gal kad per anksti, bet o kodėl ne? Tai vis dar laukime su gera emocija, nuotaika ir skaniais pietumis. Žiūrėkit, žiūronais net ieško, net žiūronais pasitelkęs. Ant kiek turi nekip, kad žmogus net žiūronai žiūrėtų, kur žuvis vaikšto. O tai dienelę turim. Vienas kolega jau matom krante, užsikėlęs valtį. Visus, kaip sakant, susivyniau meškerę, žvejyba baigta. O mes ką, mes be kibimo. Bet nieko. Svarbiausia, oras labai smagus. Bičiuliai, pirmas lenkimas. Taip netikėtai, posūkį darant. Girdžiu, kad kažkoks triukšmas kolega dar čia užsileidinėja, tai per kolegą visai meškerės nemačiau ir atsisuku, matau, kad čia jau reikalai. Smėgylis sumažytas. Čia jau reikalai prasideda. Tu mažinai, ką Ir galėtum. čia dar gal visai neblogi reikalai. Jam tavo papilk ir viskas, o čia paskui. Kolegai duodam įrankį darbo. Čia dar tokia įsispykus, kaip užys. Tai mes iš tikrųjų judam nelėtai. O čia taps, ko čia uždėstų čia buvo? Nieko ypatingo nepasakysiu. Manau, tai kaip rimtai. Ai, sport. Ten jinai susipynus, tai taip atrodo. Susipynus aplinkui, sukasi. Tai atrodo, kad jau čia krokodilas, tai krokodilas. Bet pirma žuvis visada yra smagu. Darymas. Vėl susikabinus tai. Kažkaip ten susimėtus, vis tiek čia įdomiai eina. Gripas kažkur visi. Kad nesusipažint rankų. Susitvarkom. Manerį padaryti. O taip.
parku ir pasitikėm. Bičiuliai, pirma žuvis šitoj valty. Iš tikro spūdinga, tokia sužalota iš anos pusės. Nu, kaip supusi. Smagu. Nu va, lydekaitė. Faina. Bet pirma žuvis valtyje, kad neštų laimę. Viskas. Bandom laimę toliau, šiaip ne taip apžuvinom ir kai kuriuos masalus ir kas smagu, kad naujoj valty pirma žuvis. Normali lydė, tik tai užleidau, užkabinau plakerį, galvoju įsileidinėsiu, tai kad sėdi ir dažnai įsispyrus, kaip ana, ir tą valo prašo. Lemba, prašo valo. Tai va, tai ir bus pirmadienį. Kęstukai, nepyk, ištrauksim babą ir pakalbėsim. Lemba, čia reikia mažyti greitį, nes aš čia matau, kad aš čia bejėgis. Užsilenkus šitą. Tas manęs panėrės ir dabar. Į banką. Justina škiečia. Šachtoj tai paskui taip, tą tiek įsuka, kad čia reikia pusę valandos jai čia pirmai turėjau. Nu, nieko. Įsiverčiam į šitą, tada įsikabysim. Jo, ten giliai, ne? Išlaukas kažkur. Nu, įverti savo. O, reikia laikyti vandeninės, jeigu ne vandeninė, tai čia bus dabar šalta. Ką, įvertėm antrą.
samtuką, šitą šiek tiek didesnį. Tai tuoj mes jums parodom. Ir gerai biškymas. O šitą jau kokį 3,5 bus kažkas tai tokio. Kolega sako, gal 4. Kolega sako, kolega žinau. Gerai. Einam susitvarkyti. Čia bus reikalų samtį su kabliais. 4 kilai. Baba. Babytė. Normaliai. Jo. Nu va, lydekaitė. Nu, gal 4 nebus. Gerai. Keliauja atgal. O, gaja, viskas gerai. Viską pasakė, aš irgi taip pat jaučiausi. Nu ir vėl sakyti nereikia dėl ko. Taip kaip pirmai ilgai laukiam, tai dabar laukti jau nebereikia. 3 kibimas, bet šį kartą turbūt, kad jaučiasi, kad nieko stebuklingo jau jaučiasi ant traukimo. Tai va, ką traukiam. Tokie sportiniai, jau štai čia nereikės nieko, nei graibšto, nei taip keliaus atgal. Čia hebra dirba, valčių yra. Ten gal laivoras gauna, bet ne, panaši labai valtis. Ne. Neužsikabyti. Pabėgo? Ne. Opa. Pikčiurna. Pikčiurna. Ko tu ieškai? Reikia kur saugiai pasidėti. Man to pirmai žinai, čia nėra ką. Nėra ką. Tegu keliauja atgal. Opa. Viskas. Nuėjau. Tai viskas, parsiradom į krantą. Žvejyba baigta. Kiek valandų turim? Be 15:05 įsileidom apie 8. Tai iš tikro nebuvo kažkas jau labai vau, bet nebuvo ir labai prastai už tai, kad pradžių kibimas buvo silpnokas, bet paskui atsirišo. Tai reziumė 3 kibimai, apie 2,5, galvom, kad apie 4, bet ko gero, kad bus apie kokie 3, 3,5 ir ta mažoji, žodžiu, tai ten jau liaudiškai sakant, bortiniai. Tas įsmėgi dantis įdina, bet ne. Jo kolegai vieną didelę gumą stvėrė, tai liko tik tai riebūs dantys ir geras tarpas tarp dantų, tai bet čia galima, kaip sakyti, tik prielaidą daryti, kad buvo pakankamas egzempliorius. Tai va, bet nepagauta, nepamatuota. Tai viskas, grįžom į krantą, viskas, kas liečia laivą, viskas labai gerai, iš tikrųjų viskas patogiai, inkaras dirba, viskas gerai, problemų nekelia jokių, kojų kampai, viskas projekto metu gana gerai buvo sužiūrėta, sumatuota. Kažkokių braukų šitoj vietoj neįžvelgiu. Ir kas liečia dabar akumuliatorius, tai akumas 180 amperų, kaip sakiau, tai šiandien mes jo nukrovėm. Iš tikrųjų net galima ir bus pažiūrėti, bet man atrodo, kad liko didesnė pusė, nes
padėtas telefonas, galėčiau prisijungti anoj pusėje. Palauk, reikia. Nu, nelabai paimsiu žodžių, nelabai pasieksiu, bet pirmai buvo apie 53 procentai, tai praktiškai bus tikrai nemažiau likę. Palauk, reikia nueiti pasijungti. Įdomumo dėlį, man ir pačiam įdomu. Pasibrausim, jeigu neprisemsime. Nes akumuliatorius padarytas buvo su galimybė prisijungti per Bluetooth'ą, per telefoną ir pasižiūrėti likutį. Tai irgi yra patogus toksai priedas. Tai tuoj prisijungiam ir pasižiūrėsim. Jo, tai praktiškai iš liko 41,8 procento. Tai atvelkiauta nuo pusės, kiek? Be 28 kažkur įsileidom, galėjo būti be 28 iki be 15. Tai nuo to pačio variklio buvo planai, kad pasijungti jau seniai ir echolotą ir Minkotos priekinį elektrinį variklį. Tai viskas gerai, triukšmo echoloto nėra. Ir nenorėjau 2 akumų, nes 2 akumai šioks toks vargas iš tikrųjų. Jau ir mes suvargę visi nuo saulės per visą dieną. Tai viskas gerai, pilnai užtenka, drąsiai čia būtų galima dar kiek liko velkiauti iki pat vakaro. Tai va, tai kas liečia čia gerai, propulsionas dirba, viskas gerai. Na ir šiaip viskas gana patogu. Kėdės atstumai, suolai, dviese be jokių problemų. Žodžiu, erdvės užtenka, vietos pakanka. Tai va, tiek reziumė, tiek žuvų, viskas kas pagauta, viskas paleista, viskas parodyta bus. Tai ką, viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų video.